įvairiose žmonių ir laivų gelbėjimo operacijose ir karinių jūrų pajėgų sutartimi, kateris Žaibas dalinio uostų ir priekrantės gynybos tarnybos seklių vandenų komandai. Išnaudojant katerio privalumus, teikia, kad kiekvienas tas įvykis, kurį jie rengia, kiekvienas renginys. Tai pagrindinis pratybų tikslas yra parodyti, reiškia, NATO solidarumą strateginiam lygmenį, taktiniam operaciniam lygmenį, treniruotis, dirbti kartu, mokintis užtikrinti ateinančių pajėgų apsaugą į krizės rajonus, mokintis atlikti amfibinės įsilaipinimo operacijas, vykdyti priešmininės operacijas ir visą pilną spektrą įvairių jūrinių operacijų, kokios tik tai gali būti. Ir netgi gal pabrėžti keletą dalykų. Tai pirmiausiai, laipsnio gavimu su laipsnio surinkimu. Aišku, uosto direkcijai nebuvo gaila. Pirmą kartą Baltos vartybose dalyvauja kaip pilnateisė NATO narė Švedija. Tai yra pagal savo dalyvių skaičių, pagal apimtį tikrai didžiausios pratybos iki šiol buvusios mūsų vandenyse ir mūsų regione. Tikrai vienas iš strateginių tų pratybų tikslų yra demonstravimas NATO vienybės, ryžto duoti bet kokį atkirtį agresoriam. Žinome, kad Rusija tikrai pastaraisiais mėnesiais, savaitėmis laido įvairius komentarus dėl galimų sienų peržiūrimo Baltijos regione. Yra tikrai ženklų, kad padidėjusi rizika povandeniniai infrastruktūrai. Tai būtent šitie visi klausimai, grėsmės yra atliepiamos dabartinių vykdomų NATO pratybų.